Rajono mokyklos sulaukia geros naujienos. Jos aprūpinamos naujais kompiuteriais, baldais, šiuolaikinė mokymo įranga, skirta mokytojų kabinetams bei bibliotekoms. Iš viso bus atnaujinta 39 miesto ir 30 rajono bendrojo lavinimo mokyklų. Geresnės sąlygos bendrajam lavinimui sudaromos pasitelkus 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų lėšas. ES fondų lėšomis pasinaudojo Kauno rajono Babtų gimnazija, kurioje moksleiviai jau naudojasi modernizuota biblioteka. Mūsų mokykla dalyvavo projekte bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimo projekte. Ir biblioteka gavo visą eilę įrangos ir baldų. Skaitykla pasipildė daugiafunkcinių aparatų. Gausim knygų įrišimo aparatą. Taip pat gausime 4 kompiuterius, 1 nešiojamą kompiuterį, projektorių. Aišku, visa tai mokinių ir mokytojų darbo pagerinimui. Mokiniams, aišku, pasidarė žymiai patogesnės darbo vietos, kartais atėję jie tiesiog pasidžiaugia. Štai naujos minkštos kėdės prie kompiuterio. Ir tai savotiškai turbūt net patraukia mokinį sėstis ir užsiimti naudingą veiklą. Na, o mokytojas, aišku, gali ir atsispausdinti, ir kopijuoti, ir skenuoti savo norimus darbus. Mokyklos atnaujinimą įvertino ir moksleiviai. Be abejo yra svarbus, kadangi tai atsiliepia mokymosi lygį ir kuo geresnės sąlygos, tuo aukštesni ir mokymosi pasiekimai yra pasiekiami. Taigi, tai padeda mums, yra daugiau darbo vietų ir kai turime laisvas pamokas, taip vadinamus langus, galime tiesiog naudingai praleisti. Ir besimokydami ir kaip naujoje bibliotekoje surasdami reikiamų knygų, yra daug vietų ir taip galima praleisti savo laisvas pamokas. Visų pirma, tai smagiau, darbas visas vyksta, patogiau viskas. Aišku, tos galimybės visai kitos. Tai pagrindiniai dalykai. Mes ateinam čia pamokas paruošę, ieškai informacijos kažkokios, tai va, modernizuotinai naujesnė, tai ir tos informacijos didesni kiekiai, patogiau ją rasti. Tai mokymosi kokybė kyla. Na, mano nuomonė, tai yra labai svarbu mokiniams visų pirma, nes yra labiau prieinama informacija, tarkim, įvairiai jų veiklai. Pavyzdžiui, aš ruošiuosi baigiamajam savo egzaminui dailės, todėl čia yra pakankamai platus pasirinkimas informacijos, įvairių pavyzdžių darbams. Šiuo metu yra vykdomi net 4 ES fondų finansuojami projektai, kurių metu siekiama gerinti vaikų ugdymo ir mokytojų darbo sąlygas. Projekte bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas dalyvauja net 454 šalies mokyklos, tai yra kone kas 3 šalies mokykla. Tuo pat metu vykdomas projektas skirtas 240 mokyklų bibliotekų modernizavimui. Mažiausiai kelios dešimtys mokyklų baldus ir įrangą jau gavo. Dar vieno projekto metu per 400 mokyklų technologijų, meninio ugdymo ir gamtos mokslų kabinetams bus nupirktos mokymo priemonės, kompiuteriai, instrumentai, staklės. ES paramos sulaukia ir suaugusiųjų švietimo institucijos. 19 tokių įstaigų bus renovuojamos patalpos. Iš viso Lietuvos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų modernizavimui ir ugdymo sąlygų gerinimui iš sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšų bei valstybės biudžeto skirta daugiau nei 145 milijonai litų. Ši suma jau paskirstyta pagal švietimo ir mokslo ministerijos administruojamas priemonės.